Pradėkim nuo to, kad reikia pasveikinti Panevėžį su pergalė. Pasakyti didelis ačiū fanam, jų šiandien gausiai susirinko. Tai didelis ačiū jiem. Jeigu žiūrint apie žaidimą, tai jautės nuo pirmų minučių, kad mes tikrai, čia turbūt jaudulys, nežinau, kad fanų tiek daug atėjo gal iš jaudulio, bet buvom ne ta komanda, kokią norėčiau matyti. Jautėsi, kad visur vėluojam, mes esam labai lėti, labai ilgai mastom. To pasiekoje labai prastai gynėmės prie standartų. Ir varžovas įmušė 4 įvarčius, sakyčiau, iš standartų, 3 iš savo standartų, 1 iš mūsų klaidos. Tai nenorėčiau apie rungtynės daug įsiplėsti, tiesiog manau, kad buvo pačios prasčiausios rungtynės, kokias teko man vadovauti. Tai tikiuosi, kad pasidarysim labai didelės išvadas ir judėsim į priekį.